Nešnekėsi, aišku tau. Broliuk, nieko to apie mane nežinai. Padėk, aš savo šeimą tikrai pasirūpinsiu. Pinigų mums net. Tai karjeros. Šia. Mano darbas sudėtingas. Kas buvo? Einam pašokti. Čia taip sėdėsi, gal man kitą vyrą išsikvies, ką? Tavarna šiandien manęs neišleido į fotosesiją. Gerai, kad Dovis pridengė. Ta prasme neišleido. Nu, paprastai. Atėjo, sako, šiandien fotinsi mano klubą. Kažkoks keistas jis man pastaruoju metu. Klausinė apie mane, ne? Miglė, kai žinai, kad aš apie tave nieko nepasakočiau. Myliu tave. Klausyk, gal matei Auksą su Daniela? Man kažko stipresnio. Atrodo kaip bomba. Vau. Tikrai, iš kur tokią suknelę parodai? Sena. Dar vieną galima? O viskas gerai, Auksė? Miglė, tu nedirbi. Kaip draugė. Viskas gerai, tiesiog noriu atsipalaiduoti šiek tiek. Matėt, Tomas Paną turi. O tau koks skirtumas? Jokio. Einu pasisveikti. Kažko nepasako, Auksė man. Koks skirtumas, kartuoju, tu čia nedirbi. Išgeriam šotus. Sveikas. Nežinau, kad čia būsi. Labas. Aš ir neplanavau, draugę atvedę. Nesakai, kad draugę turi. Tai ten nieko, šiaip draugė. Atrodai tai... Wow. Ačiū. Man irgi smagu tave matyti. Tokį kitokį. Tai pašokam gal? O tavo draugė? Nieko? Nu, ką mergos, visą vakarą prie baro prastovėsit. Matėjai Auksą su savo vyro broliu? Nu, šok ir ką? O žinot, kad Tomas turi planą? Nepasako, jinai mums. Klausykit, mano savim neatrodo, kad per daug kišatės Auksės reikalus. Dagu, jinai bet turi savo būdą atsipalaiduoti. Oi, kol jūs aptarinėjat kitų gyvenimus, aš einu gyventi savo. Kaip jinai taip sugeba, aš nesuprantu. Ką? Ta prasme gyventi savo gyvenimą? O tu tipo negyveni? Ne, ne apie tai, aš tiesiog jinai kažkaip sugeba strateguoti viską, aš tiesiog gyvenu ir laukiu, kaip viską. Tu dėl vaikelio? Labai spaudžia mane, nes
Žiūrėk, man rodos, Miglė, tu nemokė atsipalaiduoti. Einam šokti. Duok savo gėrimų. Taigi alkoholinis.